O, gavom kambarėlį. O taip. Labą dieną. Su kaimynais čia viską. Einam. O, kaimynas jau kažko nori. O, kaimynas jau. Jis ne tik prie bairio, bet ir kažko nori. Nu ir toliau kas. Vaizdas šiandien, koks vaizdas. O, į ryžių laukus. O taip šiandien. Rytinis pabėgiojimas. O taip va. Bėgioju tarp palmių. Gražiai. Atvažiuoja motociklai. Bet super. Greičiavom. Galim dabar jau judėti sekančius mūsų nuotykius. Pažiūrėsim, kas čia. Šiandien mūsų autobusas, o jau atvažiuoja. Liuks. Gerai, galim važiuoti. Laukiniai gyvūnai yra dramblys. Va. Gatvėje gali pasimatyti tokius dalykus. O, drambliai vaikščia, eina, jisai neaišku, kur eina, bet eina. Važiavom apžiūrėti dar vieno karališko kažkokio komplekso prie didžiausio ežero. Pro visokius nacionalinius parkus, kur jaguarai ir panteros, drambliai vaikščiojo. Tai va, dabar čia užeisim kažkokie sodai, bet šilta, faina. Visą laiką tikrina kažkokius bilietukus čia mum. Nueinam. Čia antras Šri Lankos karalius. Padarė užtvankas ir padėjo ūkininkams auginti ryžius. Užėjome karališką biblioteką. Va tokia pas jos istorinis paminklas. Nu, sienos va tuščios ir viskas. Ir čia skaitosi istorinė biblioteka pas jos. Karalių rūmai buvo, tarkim, 1000 kambarių. 505 žmonos turėjo vieną karalienę. Tai va, kiekvienai po 2 kambarius. Turėjo čia tokie kambariukai, mažuliukai. Nu, gal 1000 ir galėjo būti. Čia sostas karalius, kur žiūrėdavo kaip šoka jam čia priešais. Na, vidai palaidoti karaliai ir karalienės. Pilna viduriai čia yra. Tokio dydžio. Įdomiai. Tam visam komplekse išlikus viena šventykla pilnai. Dėl to, kad buvo užkasta žemėmis visa. Vienuoliai buvo čia protingi ir užkasi. Gal ir išsilaikė. Nesugriauta ta šventykla. Lankim šito karaliaus hektarus, 250 hektarų. Ir dabar važiuosim į kitą lankytiną objektą, kur reikia lipti kem 5 minutės į viršų, kem 5 atgal, be laiptų, be nieko, tai bus faina. Tikrai.